mes per pastaruosius 4 metus į Lietuvą užsieniečių skaičius išaugo 4 kartus. Nuo maždaug 60 tūkstančių iki 240 tūkstančių. Mažą dalį tame sudarė pabėgėliai iš Ukrainos. Jeigu taip testume, praėjusią vasarą Seimas apsimetė, kad sugriežtino migracijos taisyklės ir priėmė kvotą 40 tūkstančių į metus. Neva tai jau yra apribojimas. Tai aš kviečiu visus paskaičiuoti. Jeigu dar 10 metų vežtume po 40 tūkstančių į metus, bus 400 tūkstančių. Jau yra 200 tūkstančių. Per visą sovietmetį, kai į Lietuvą vyko kolonistai iš didžiosios tėvynės kabutėse, jų atvežė apie 400 tūkstančių per 50 metų. Mes dabar per 10-metį padarytume daugiau, negu sovietai pakeitė Lietuvos demografinę sudėtį per pusę amžiaus. Tai ar mes to norim ar ne? Lietuva aiškiai parodė per tos 30 metų, pavyzdžiui, pietryčių Lietuvoje šalčininkai, kad nesugeba artimų, sąlyginai ar ne, rusų, lenkų tautinių bendrijų integruoti pilnai į tą mūsų Lietuvos valstybės gyvenimą. Iš šalčininkuose dažnai išgirsi, kad važiuoju į Lietuvą, kai sako, važiuoju į Vilnių. Žiūri, kiek jiems įstatymai leidžia ir kiek pavyksta technologinių požiūrių, žiūri rusiškas, baltarusiškas televizijas, jų yra sąlyginai nedaug, jie yra sąlyginai artimi ir mums nepavyksta. Aš esu visiškai tikras ir, na, čia būtų ironiška sakyti ramus, kaip tik neramus, dėl to, kad Lietuva, jeigu prisikaups apie 500 000 užsieniečių, ypatingai iš Azijos šalių, tolimų kultūrų, mes tikrai jų neintegruosim, mes pradėsim tokiuose miestuose kaip Vilnius patys, kabutėse, integruotis jau į rusų kalbą.